ką čia turim? Čia net nežinau, čia posparnis. Apatinio atrodo panašu. Ar kažkokia apsauga. Šitą žiūrėjau, nesupratau. Čia gali būti prie rato. Čia posparnis turėtų jau išsukti. Jo, jau iš. Galinė buferė. Ai, man. Čia, I have no idea, netgi. Bet tokia lengvuma. Lengvi? Belekai lengvas. Gaižė sunkesnė realiai. Tai gerai. O čia yra priekis. Priekinis buferis. Čia galas. Sik. Čia galim bus dėžį sulankstyti ir pasidėti plotą. Jo. Tai ką, senai matėmės, daug kas pasikeitė, naujas garažas, naujos patalpos čia. Grįžtam su naujais video, tai pradėkim nuo F-tram1 atkėlimo. Ir senai ką dariau prie jo. Tikslas sudėti naujus buferius, sujungti visus parktronikus, žodžiu, padaryti, kad būtų streetlingu. Bus tikrai veiklos. Tai gerai, kad Irmantas padės, sakė, tai manau, einam ir pradedam dirbti prie mašinos, prie F-tram1. Šį sykį ne prie krekės. Reikia šitą ausį naują įdėti. O šitą ausį. Čia yra lempos laikiklis, tai reikia jį pakeisti, nes mane linko po smūgį. Irmiui daviau ardyti ir pakeisti, o aš einu naują buferį aprengti, seno aprengimą. Tai parktronikai, apiplovimo skysčio, visi bairiai, visa kita. Let's go! Šitas atšoko, šitas pasileido, jeigu aš čia atkabinu. Čia kaip paeis? Turėtų paeiti. Esmė tame, kad Irmis susidūrė su problema, kad turim problemą. Čia va du varžtai buvo ir vienas varžtas kitoj pusėje. O tenai vietos net sunku parodyti, žodžiu, nėra. Tai gavo ardyti visą priekį, realiai, dėl vieno varžto. Galiai 5 minutėm anksčiau, taip ilgai, kai nusausį gal. Tu jį įdėjai?